mes jau pradinėse pastebėjom, kad su matematika yra sunkiau. Ir kažkaip pradinės baigiam, 5 klasę, taip lyg ir pračiuožėm, 6 aš jau padėjau pilnai, ėmėm nam darbus, bet jau kai 7 ateinam, jau 5, tai 6, suprantam, kad jau reikia pagalbos iš šalies. Nebuvo tikslas seka mokyklos temas, jokių būdų. Mes glaistom spragas, tik tais ties tuo. Ir kai mes tą padarysim, sudėsim pagrindus, tada galėsim jau žiūrėti kažką kitą, bet tas vis tiek mums pakėlė visus rezultatus. Savigarba ir savimi pasitikėjimas tikriausiai buvo svarbiausia dalis mokytojo, užtikrinti, kad nesvarbu, kad taip yra daug spragų, taip tu nesupranti, bet tas pasitikėjimas ir mokytojo ir vedimas keliu iš tikrųjų labai davė didelį pokytį. Ir labai, kai mes pirmą semestrą uždarėm vos su 7, antrą semestrą gavo pirmą 10, mes galvojom, mes iš vis įsirėminsim tą 10, po to tie 2, tada 3. Tiesiog, bet taip negali būti, atsitiktinumas, jau kažkas matyti tendencingai. Tai va čia buvo didžiausias mūsų pasiekimas ir tikriausiai tas laimėjimas, kurio nesitikėjom abi iš tikrųjų, bet tos, kas įvyko prieš šios metus, tai uždarėm su 9. Mano dukrai yra labai svarbus asmeninis ryšys, tai vat kuo aš labai džiaugiausi, kad mokytojas iš tikrųjų skiria laiko suprasti ją kaip asmenybę ir visada buvo pagarbus. Niekada nebuvo jokio epiteto neigiamo, visada tik tai tas teigiamas požiūris. Ir va taip po truputėlį tas pasitikėjimas iš tikrųjų tarp jų atsirado, gal po kokių 5 pamokų, sakyčiau, ir toliau jau jie dirba. Aš manau, pasitikėjimas savimi vis tik yra tas svarbiausias faktorius, kurio reikia vaikams, kad jie tikėtų savo jėgomis. Kai yra kitas žmogus, kuris yra profesionalus iš šono, prieina prie to, yra visai kitas santykis. Tai jeigu yra galimybių investuoti, tai manau, kad tai duoda šeimos pusiausvyrą, rezultatai gerėja, visi laimingi ir visiems ramu. Tai mes tikrai tęsim. Vienintelį, ką galiu pasakyti, kad mes tęsim.